Sveiki, Rokas, Ply Insights. Šiame video pristatysiu, kaip renginių organizavimo įmonėms atsirinkti potencialius klientus. Ekrane matote Lietuvos įmonių analitikos ataskaitą. Matome, kad Lietuvoje iš viso įmonių skaičius yra daugiau negu 226 tūkstančiai įmonių. Pradėsiu potencialių klientų atranką. Išsiskleiskime filtrus. Pradėsim nuo darbuotojų skaičių. Įsivaizduokime, kad mūsų įmonė renginius organizuoja įmonėms, kurių darbuotojų skaičius yra nuo 50 iki 250 darbuotojų. Pasižymėjus darbuotojų filtrą, matome, kad tokių įmonių turim daugiau negu 4400. Mūsų įmonė veikia Vilniuje ir Vilniaus regione. Pasirenkam, įsirašom Vilnius, atsifiltruojam Vilniaus miestą ir rajoną. Matome, kad atfiltravome 1400 įmonių. Toliau naudojam filtrą juridinių asmenų registravimo metai. Šiuo filtru galiu atsifiltruoti įmonės, kurios švenčia šiais metais jubiliejų. 5, 10, 15, 20 ir panašiai. Filtruojame 21 metus, 2016, 2011, 2006, 2001, 96 ir pasirinkim 91. Ką gaunam? Gaunam 227 įmonės potencialius klientus. Galima naudoti ir daugiau filtrų. Tai tarkime, galima atsifiltruoti įmonės, kurios neturi sodrai skolų. Pasispaudžiam nėra. Matom, kad įmonių skaičius sumažėjo iki 205. Dar galima atsifiltruoti įmonės, jeigu tokių būtų, bankrutuojančias nusimti, restruktūrizuojamas įmonės atmesti, bet matom, kad šiuo atveju pas mus visos įmonės, kurios yra dabar atrinktos, nėra nei restruktūrizavimo, nei bankroto procese. Susiskleidžiam filtrą ir sekančių žingsnių ką mes matom, štai čia yra lentelė su visais duomenimis ir su visom įmonėm, kurias mes esame atfiltravę. Kaip dabar duomenis išsitraukti į patogų savo formatą? Tai užėjus ant lentelės su pele, dešiniai pusiai atsiranda viršutiniam kampe 3 taškeliai, spaudžiame More Options, Export Data, paliekame pasirinkimą Data with Current Layout ir spaudžiame Eksportuoti duomenis. Eksportavosi Excel failas, struktūra atitinka mūsų ataskaitos lentelės duomenų struktūrą ir šitojais duomenimis mes jau galim pasinaudoti ar tuo Exceliniu failu kaip nedideliu CRM, ar tos duomenis susimportuoti į savo vidinį CRM. Dar vienas svarbus funkcionalumas, tai apačioj dešiniai pusiai mes turime asmeninės žymas. Kas yra asmeninės žymas? Asmeninės žymas yra nustatytų filtrų arba filtravimo kombinacijų išsisaugojimas. Taigi aš prisidėsiu asmeninę žymą, kad tai yra mano atfiltruotos įmonės 26 metai jubiliejai ir išsisaugosiu. Kam aš tai padarau? Tam, kad kitą kartą atėjus į ataskaitą galėčiau patogiai neinant per visus filtrus atsifiltruoti tas pačias įmonės, kurias buvau filtravęs. Jeigu mes norime pasipildyti savo asmeninės žymas arba pakeisti filtravimo kombinaciją, tai reiškia, gal mes norim prisidėti dar papildomai imti darbuotojų skaičius. Pasižymim nuo 30 iki 50, pas mus įmonių skaičius išaugo iki 337, na ir mes galim čionais paspaudę prie jubiliejai 2026 metai jubiliejai, 3 taškelius ir spausti atnaujinti. Norime grįžti į pradinę padėtį, spaudžiame statyti filtrą, grįžtame į pradinę padėtį. Norim vėl grįžti į savo atrinktas įmonės, spaudžiame 2026 metai jubiliejai, grįžtame į savo įmonių sąrašą. Jeigu patiko turinys, kurį kuriu, paspausk like, paspausk subscribe. Turi klausimų, užduok juos komentare, pasistengsime visus atsakyti. Susitiksime kitose video įžvalgose ir iki greito.